pereisim vėl visus setupus ir treidus, tai didžiąją dalį treidų uždarė auksas, 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 bitkoinas ir Solana. Tai vat liko Solanas dar ir šiaip per plauką vos neišstopino, nes vat viskas atrodo štai taip. Beveik pasiekė ir beveik išstopino šitoj vietoj. Ir viskas okei būtų buvę, jei ir būtų išstopinę, būtų dar plus 377, bet nepasiekė, dabar čia apsistojom, dabar turim plus 569, galėtumėm uždaryti, bet tiesiog pažiūrėsim, kaip toliau price actionas vystysis. Čia turim take profitą užsidėję limit, tiksliau take profitą. Pažiūrėsim, kas toliau vyks. Tai vat kol kas taip ir paliksim. Vėl Bybit'e pradėsiu biškį aktyviau vat treidinti. Pažiūrėsim, ką galim turėti. Neskubėdami, ar ne? Ir Bitcoiną, ir Solaną. Bet faktas, kad vekse pagrindiniai visi treidai vyks, nes galim ne tik kripto treidinti, bet ir auksą, sidabrą, naftą, Euro USD. Labai daug pasirinkimo, tai numeris 1 vis dar liks, bet truputėlį ir čia patreidinsim. Tai vat ir pereikim, kaip atrodo. Ar ne, USDT dominance chartas. Vikinom ir principė čia ir apsistojom. Šita zona iš daug anksčiau jau buvo pažymėta, ne veltui jinai čia, ne veltui mes ne čia sustojom kažkur, ar ne veltui čia mes nesustojom kažkur, o būtent šitoj zonai. Turim demand stiprią zoną. Dėl to čia visas price actionas ir vyksta dabar ir tada Bitcoinas. Setupas mūsų atrodė taip. Mūsų take profitas būtent štai čia ir buvo. Tai kiaurai tiesiog vat perėjo. Būtų nice buvo šitoj zonai ir ne, bet šiaip viskas labai gerai praėjo. Tai galim prasitrinti šitoj vietoj. Nereikalinga viskas. Nereikalinga viskas. Artimiausias zona, kur ieškočiau treidą, tai čia dabar. Prie range high kartu turim ir supply šitoj vietoj. Ir ieškočiau divo. Ir ieškočiau divo šitoj vietoj. Čia kokio dydžio divas buvo. Wow. Ar ne, palyginus. Kaina per laiką augo. Open interest mažėjo. Tai šitoj vietoj irgi kaupėsi orderiai. Manau, galim sulaukti gražaus dropo. Šitoj vietoj akilai pastebėčiau dar price action. Ar būtent čia. Kaip range irgi treidinčiau. Jeigu galim įeiti į aukštesnę zoną. Porą alertų. Ir stebėčiau ant 5 minučių ir gaunam kokių divų. Vėlgi pažiūrėkim. Per laiką open interest vis didėja. Šitoj vietoj jau taip nedidėja. Ar ne? Iki šitos vietos tik tai didėjo. Ir čia gavom dropą. O kol kas open interest tik tai augantis yra. Tai manau, kad turėtumėm sulaukti drop, ar ne? Pakupsim orderį šitoje vietoje. Gali būti, kad taip viskas atrodys, kad po truputėlį auksim, prikaupsim dar orderių, kad galėtumėm gerai nusileisti į apačią. Bent jau divai taip rodo. Ta patį reikia stebėti ir ant kitų artimesnių valiutų. Ir ant Solanos, pavyzdžiui. Jeigu Solana kažką panašaus rodo, toj sekundėlę. Prasitrint viską norisi.
Ką rodo Solana? Biškį pasididinsim. Jo, čia irgi stiprus netitikimas. Šitoj vietoje. Labai išsibarstęs open interest, labai sunku interpretuot, bet matosi, kad tiesiog daug vikinimo vyksta, daug action, tai nėra geriausia vieta treidinti. Nėra geriausia vieta treidinti dabar, tai tiesiog labiau pasikliaukiam struktūrą. Ir čia mėginkim nuo viko iki viko. Jo. Jau kai bus 75, tai procentiliai, 25 tiksliau virštiniai, tai jau norėčiau pradėti ieškot kažko. Kol esam range'o vidury, galima čia paskalpinti, bet kažko labai irgi nėra, kad norėčiau tą daryti. Tada nafta, mūsų setupas po Trumpo, ar ne? Po Trumpo, kaip atrodo, naftos čartas -15%. Gražiai, daug kas pas mūsų grupiai ir patreidino naftą ir pasinaudojo šito setupu. Čia pasižiūrėsim. Vienas iš mūsų narių. Naftos limit orderis buvo paliktas, man atrodo, įdėjo į rezultatų. Jo, VIP rezultatai. Jo, nafta. Su 20x 405%. Belekas Solanas longas irgi 200%. Nice. Povilas žiauriai gerai paskutiniu metu varo. Irgi geri treidai. Nafta plus 404 doleriai, 153%. Bitcoino longas irgi nice. Laimės irgi. Bitcoino longė, Solanas longė. Žodžiu, super darbuojasi vyrai. Auksas labai nice, bet auksę buvau nustatęs limit take profitą, pilną poziciją štai čia uždariau ir dabar kažkas čia pradeda vykti, tai viskas gerai. Džiaugiuosi, kad uždaryta pilnai. Gerai pasidarėm, galėsim iš naujo pradėti braižyti, ką turim. Galėsim iš naujo. Gal išlaikykim tą range'ą. Jeigu auksas sugebėtų išlaikyti struktūrą, visa šita zona iš esmės mums turėtų, kodėl nesideda tuoj. Visa šita zona iš esmės mus domins. Zona pažymėta. Dabar ko aš norėčiau. Tuoj. Štai vietoj man šito kaip ir nereikia, bet galvoju ar ištrint ar ne, nes jeigu refreshinsiu dabar, permes man. Kol kas ištrinkim. Tuoj CVD dar pasidarysiu greitai.
Style. Labai greitai čia pasidarysiu, kad kažką galėčiau gal pamatyt. Mhm. Keturias valandas. Mhm. Gerai bus. Kol kas bent jau kažkokiam kontekstui. Bet kol kas nieko, laukiam, kol alertai susipildys. Sidabras iš paskos aukso. Euro USD irgi apsistoja vienoje iš šitų zonų. Kas čia vyksta? Kodėl tu man nenori duoti? Iš naujo pasidarysim viską. O, liuks. Gerai. Mhm. Nu, čia būtent norėčiau kažko paieškot. Euro USD būtų mano pirmas treidas, nes kol kas mes tik čartinam. Ir viskas. Ir viskas. Solana. Jo, Solanos, viskas idealiai su Solana yra. Stop-lossas tegul čia ir būna, jeigu ką išmuš, bus vis dar profitas, o jeigu pradės dropint, pradėsim galvoti apie limit kažkokius orderius, štai čia apačioj, vienas jau yra uždėtas, bet gal va čia dar uždėčiau prie 80-44, prie 80-44, prie 20 vienetų, kad uždarytum. Liuks šitoj vietoj ir šitoj vietoj. Gerai. Solana taip ir laikom. Reikės pradėti darytis naujų setupų. Viskas uždaryta dabar. Tai vat ir viskas, man atrodo. Jeigu norit per Vexą tradinti, kaip visada, užeikit į aprašymą video arba komentaruose irgi galite išsiskleisti ir bus štai Vex registracija. Ant jos paspaudžiat, go to site ir galite rašyti L paštą, toliau užsiregistruoti. Jeigu nežinot, kaip elgtis su programėle, tai va čia yra gidas įkeltas, taip pat yra aprašymai, yra vat gidas įkeltas, o taip pat visiems gerai žinomas irgi Bybit, jeigu norit per Bybit tradinti, tai irgi vat linkas apačioje ir irgi Bybit gidas yra. Tai vat, o jeigu norit prie mūsų prisijungti, prie būtent Discordo, kur prieš tai rodžiau, kaip mes čia bendraujam, darbuojamės, dalinamės setupais, signalais ar ne, pasiekėm to pačiu iš visko, iš rezultatų, kaip pat gražiai užpirkta buvo longas, parduotas longas. Galit prie mūsų irgi prisijungti, visada dalinuosi savo setupais, dalinasi ir mūsų kiti analitikai ir instruktoriai. Šiuo metu grupiai turim apie 400 narių. Tai va, ir viską, ką jam reikia padaryti,
Tai, vat mūsų oficiali svetainė oskarastrading.lt, įsigyti narystę, narystės labai prieinamos, o jeigu norit pas mus grupėje labiau pasidairyti, tai vat yra Discord narystės gidas, paspaudžiat ant šito video ir jum išmes detaliai viską papasakoja, kaip pas mus viskas atrodo, kad žinotumėt, ką perkat. Tai vat ir šiam kartui tiek, man atrodo. Susimatysim vėliau, vakare arba rytoj.